Tai ką, sveiki, gyvi. Tai va, naują dieną išaušo. Turim vieną darbelį, kad reikės iš požeminę parkingą. Ko čia pypčiuje tiek. Žodžiu, turim iš požeminę parkingą išvežti mašiną. Eina nevažiuojant ir reikia išsitraukti iš požeminę parkingą ir nuvežti į servizą. Tai šį kartą važiuosim su džipu. Kodėl su džipu važiuosim? Dėl to, kad su džipu važiuosim į požeminį parkingą. Su virvė išsitrauksim automobilį į lauką. Tada krausimės jį ant priekabos, nes iškart pasimsim priekabą, kurią pamatysite irgi vėliau. Krausimės ant priekabos ir tada prisirišim, prisitvirtinsim ir važiuosim į servizą. Tai va, kas nematė, dar galiu parodyti tą džipą savo, tai neblogas tas džipukas. Tai ir paskui gal parodys daugiau. Čia numerį laikau, nes čia buvo eismo įvykis, tai irgi paskui parodys. Įpuolė į mane, tai taip gavos, kad dabar numerį čia dedu, bet neilgam tuoj padėsim, nupirksim naujus rėmelius, sutvarkysim viską ir uždėsim ten, kur priklauso, tai varom. Norint su tą mašiną važiuoti, reikia pastoviai apsilankyti degalinę Rytį. Bet šį kartą pilsim Gazpromą, nes reikia dujas įsipilti, kitaip tą mašiną nevažiuoja. Kodėl nevažiuoja? Nes jinai ir dėl to taip ir gaunas. Nieko, to įpilsim dujaką, tą biškį benzą įvarvinsim. Oi, čia kaip sakys, jeigu negali važiuoti su benzu, laikas gerai, jeigu negali važiuoti su benzu, tai kam tos dujas reikalingas ir tokia mašina? Man reikalingas. Tai ką, užsikabinom prie kabikį, tai tuoj parodysim, ką mes čia turim gero. Tai va, turim tokį sastatėlį su džipu, Grand Cherokee, kietintą važiuoklį. Kietintą važiuoklį tam, kad kai krauni ant trešės priekabos kažką pavežti, kad būtų, kaip sakant, ta pusiausvėra, kad galo nespaustų per daug ir lengviau būtų tempti, nes kai subinės spaudės daug kartų mačiasi, kur mašinas tempi, matyt, šiaip savo, kaip sak, nedirba tą darbą, o tiesiog vieną antrą kartą nusitempia, tai labai subinę nuspaudžia ir tada, nesąmoningas važiavimas gaunasi. Turim gervę elektrinę, pasijungiam nuo savo mašinos akumuliatorių, kaip pasakyti, pliuso minusą esam atsivedę. Tai turim tokį priekabikį 5,5 metrą ilgiaus, kaip sakant, paruoštą darbui. O, čia matau, kad reiks tvarkyti jau. Buvau biškiai stūmėsi pusnį, tai palūžo. Tai va, žodžiu, toks paračiukas, V8 motoras, va. Smagi iš tikrųjų mašina, gerą pravažumą tur. Karts padeda, pasiteisin. Turiu, aišku, ir pažįstamų, kurie turi dar geresnius džipus. Tai jeigu ką, jie padeda kažką padaryti. Tai va, toks aparačiukas. Priekinių numerių nėra, bet uždėsim šiandien, nes esmė dėl to, kad važiuojant prie namų kieme tiesiog įpuolė man į priekį ir sulankstė tą priekinį lanką. Aišku, man tai kaip ir nieko baisaus, tik tai, aišku, čia buferis pasibraižęs. Abidniausia tai lanka, nes lankas ir geras, ir nepigus. Tai dabar šį kartą numeriai tik ten, bet čia trumpam laikui. Tai ką, sėdam ir bandom važiuoti tą požeminį parkingą pas žmogaus. Žiūrėsim, kaip ten pavyks išsitraukti. Iš tikrųjų, jeigu klausimų, kam kils ar sunku tokią priekabą vairuoti su tokia mašina, tai žinokit, kaip pripranti realiai, tai nėra labai sudėtinga, nes tiesiog turi įprastą sukinėti kampą. Čia būna net kartais, kai pastatai tralą į kokį remontą ar dar kažkur, tai važiuoji su priekaba dirbti ir būna, kad ir tose kiemuose mėgamųjų rajonų irgi, kaip sakant, važiuoji ir įvažiuoji ir išvažiuoji. Tik aišku, kartais būna tų poskų sudėtingiau, bet kai viską nori padaryti, tai padarysi, žinot. Svarbiausia ir norą turėti, o kai norą turi, tai viską visada padarai. Tai nesunku iš tikrųjų, reikia tik priprasti. Svarbu per greit neužsuk, nes jeigu per greit užsuksi, tai priekaba gali kažkur ir kabinti ir visa kita.
Tai, kaip saka, ramiau viską darai ir neskubėdams ir viską pasidarai. Nu ką, atvažiavam. Einam, atsikabinsim priekabą. Ir važiuosim į vidų. Nes kitaip mes čia nieko nepadarom. Aba! Suleidžiam. Kažkas skambina. Atsiliepiam. Klausau. Alio. Jo, bet paskui, kai reiks išvežti iš aukščiaus, netilpsim, matai. Sakai? Jo, geriau. Ištėmsiu aš ją, žinai, geriau bus ramiau, kaip sakant. Ne pirmą kartą iš to garažą naktėmpiam. Gali būti... Jo. Šiaip žiūriu, kad nelabai tokia aukšta, tai... Bet viskas okei, ištrauksiu. Tuoj. Čia gal niekam nemaišys pravažiuos gal. Gerai, tada važiuojame vidų. Reikia pirmą apsisukti tik tai. Surasti vietos mum. Priekabikį paliekam stovėti, jeigu matysis, gal matysis, nežinau. Svarbu neįpult patiem. Gali būti, jo. Nu va, atvažiavam traukt mašiną su šniūru. Užsivedė pati. Tai dabar, kol ir galimybės, važiuojam lauk iš to garažą greičiau. Pasikrauti tą mašiną ant traliuko. Ir, kaip sakant, varysim krauti ant traliuko ir vežti servizą. Bet neaišku, kodėl jinai taip čia įdomiai. Norėjom jau sukti kilpą viską, bet tiesiog gavos taip, kad jinai užsivedė pati. Tai, kai užsivedė, tai važiuojam laukan tada iš garažą. Tai krausim tiesiai ant traliuko, užvažiuos pati, tai dar geriau bus iš tikrųjų. Tai važiuojam lauk iš garažą. Nu ką, einam krauti mašiną ant tralo. Priekabos, ne tralo, gal ne taip pasakiau čia. Traukėm lyžis, aliuminis, juokauju, metalinės, cinkuotas. Belė kaip sunkias. Gerai, pažiūrim, ar tikrai visur gerai. Čia gerai. Ką, važiuojam į viršų. Opa. O, kokia jautri. Kaip įdomiai smirda jinai. Aha, automatinis rankinis. Gerai, važiuojam toliau priekį. Vse. Pakrovėm. Bet smirda tai tikrai čia, kad purštukas bus tai 100%. Smarvė tai baisi. Raktelį viduj pasiemam su savim, kad neužsirakintų. Užsidarom duris, einam iškart virvių pasiimti, užsirišim. Unlock. O, mano servizas irgi betvarkė, nes čia vienai dienai susitvarkai ir vėl tą betvarkį. Tai net nesinori daug tvarkyti, nes labai viskas greit vėl išsiarda. O čia biškiai, aišku, daugiau rišimai yra. Pririšim ir dėsim gazo. Gazo dėsim su mašinėlė. Bet kaip atidom atvažiavai, norėjai ją išstumti lauk iš to pažeminio parkingą, pasirodo užsivedė. Nu, pats žmogus pasiūlė, sak, davai, sak, pabandom užkurti. Nu, pabandom. Tai pabandėm, užsikūrė. Ką, belika nuvežti servisą dabar.
čia biški viskas lėčiau vyksta, nes kitaip tvirtinas mašina. Būčiau žinojęs, kad užsived mašiną, tai būčiau su tralu važiavęs. Būtų buvę žymiai greičiau viskas negu dabar. Būtų buvę viskas žymiai greičiau. Nu, bet ir kaip yra. Neužsidarė bagažinė. Tai jo, turim tokį sastatėlį pakrautą. Važiuojam į servizą. Nuvešim. Parodysim, kai nukrovėm dar ir viskas bus. Tokie tie ir darbai. Galvau, kad bus sunkiau. Bet pasirodo, nebuvo taip sunku, kaip tikėjaus. Tai viskas super. Važiuojam nusikrauti, palauk, diržą užsisegam. Svarbiausiai diržas visados. Galėsite pafilmuoti biškai, kaip važiuoja su priekaba ant posūkio. O, judam. Mašina ant ralo. Ant priekabos, ne ant ralo, va. Kaip man reikia atsiminti, kad čia juk dabar jau ir ant priekabos. Aišku, tikiuosi, ta norėjo mašiną suktis, kaip visą laiką. Sudėtingiausia vieta. Sukamės, bet pratilpom irgi. Narselė ir mažai vietos turėjom, bet pratilpom. Tai vat, važiuojam į servizą. Iš tikrųjų, dabar galai prisijungs, papasakos, kol dar vežu, tai esmė tokia, kai būna atvažiuoji pas klientą, mašino nesiveda, žinai, viską. Užvažiuoji ant ralo, nesiveda irgi. Nuvažiuoji į servizą ir netyčia, žinot, kai būna, pavyzdžiui, klientas atsėdęs buvo paspaudęs stabdį. Oi, palauk, uždarys garsą, nes gali biškai riekti tą mašiną. Tai, žodžiu, būna, kai jie sėdi mašiną ir netyčia spaudi stabdį, čia, aišku, aktualu yra automatui. Kai spaudi stabdį, būna, kad paspaudi knopkę ir būna, kad jinai suka starterį pradėt sukti. Ir ne vieną kartą ir buvo taip, kad ant ralo nuvežus jau į servizą mašiną užsived. Nu, čia aišku, ir kaip ir iš vienos pusės smagu iš kliento pusės, nes užsivedė mašiną kaip ir vis gerai. Iš kitos pusės meistram ir minusas, nes realiai tada ir sunku atrasti tą gedimą, nes jeigu, pavyzdžiui, būna koks mechaninis gedims, klaidų neišmeta, aišku, tada arba būna elektroninis gedims, klaidas išmeta ir tada užsiliek, tai tada gerai, bet jeigu mechaninis, tai tada vėl sudėtinga surasti tą problemą, kur buvo. Nu tai va tiek ir norėjau pasakyti, kad būna tokių kuriozinių situacijų, kur tipo gali atvažiavęs tą mašiną neužsived, bet kai atvažiuoji su tralu jau užsived, žinai. Tai manau ir buvo tokiu atveju ir jum gal, kad išsikviečiat kokią pagalbą, bandot kažką daryti ir va, tą mašiną pukšt ir užsived, žinai. Nu, žodžiu, ir kaip yra, o dabar važiuojam toliau į servizą. Nu va, atliekėm
Einam pasižiūrėsim, ar užsiveda tą mašiną mum bent pradžiai. Jeigu užsivestų, tada bus labai gerai. Einam pažiūrėsim. Aba. Nu, pažiūrim, ką turim. O! Работает. Oi, tiksliau dirba. Mašina užsivedė. O, aš nusifilmuosiu, nusikrausiu, ateisim pašnekėti. Все. Atvažiavom, nukrovėm, einam susitvarkyti viską ir bus pabaigta. Šiaip žiauriai smirta iš tos mašinas, tai jaučiu, kad purkštukas nedirba gerai. Toks jausmas, kai žibala kažkas deginta. Tai tokia žinelės. Einam susitvarkyti viską. Susiviniuosim šniūrus visus gražiai. Tai va taip susiviniuoji. Porai minučių ir vėl pardaks tai mašina. Bet čia nėra ką norėti, darbinis auto. Einam susipakuoti lyžės. Lyžės, sakau, užvažiavimus trapus. Kažkada pamenu trapus, kokį 10 kartų va taip ištraukinėjau, kai vežiau mašinas su priekaba. Tai galiu pasakyti po visos darbo dienos, kaip po sporto salės geros. Tai va, nusikruojame automobilį, pakol kas daugiau kaip užsakymų ir nėra. Gal kažką išeis sumontuoti iš to vaizdo įrašo, kur dabar pafilmavom. Tai važiuojam į garažą, pasidėti priekabos ir kaip ir viskas bus pakol kas. Jeigu kažką daugiau išeis pafilmuoti dar užsakymų, tai dar pafilmuosiu, jeigu pavyks, aišku, bet ne visados pavyksta. Tai kad tikiuosi gal kažką išeis susimontuoti trumpą vidosiką, kaip su priekaba važiuojam. Tai kaip sakant, iki kitą kartą. Iki.